Padangų granulės yra plačiai naudojamos gaminant daugybę naujų produktų, kaip asfalto dangos priedai, neslystantis kilimėliai ir žemės ūkio technikos padangos. Šiandien parodysime, kaip gaminamos granulės, todėl aplankėme Recycle Group gamyklą Helme. Helmo gamykla gali per metus perdirbti 36 000 tonų padangų. Joje gaminamos gumos granulės, gumos milteliai, alternatyvus kuras ir išvalyta viela. Žaliava, iš kurios gaminamos granulės, yra padangos iš surinkimo aikštelių, išsidėsčiusių beveik visose Lenkijos regionuose ir užsienio šalyse. Surinkimo tinklas apima daugiau nei 2000 skirtingų taškų, nuo padangų keitimo dirbtuvių, transporto įmonių, automobilių remonto dirbtuvių iki atliekų tvarkymo įmonių. Iškrovimo metu iš padangų pašalinami nešvarumai. Nešvarios padangos, kurios netinka granulėms gaminti, bus paverstos didelės šiluminės vertės kuru, skirtų pavyzdžiui cemento krosnims. Po to padangos transportuojamos krautuvu į buferinį rezervuarą linijoje, kurioje iš anksto ruošiama žaliava. Naudodami sukamąjį sietą pašaliname nešvarumus, kurie galėtų sugadinti įrenginį arba užteršti granulės. Galiausiai padangos paduodamos į smulkintuvą. Išankstinio smulkinimo metu gauname apie 20 cm ilgio atplaišas. Žaliava transportuojama konvejeriu į granuliavimo liniją. Pirminio apdorojimo malūne atplaišos susmulkinamos iki 20 mm frakcijos granulių. Po šio etapo padangos kordo viela magnetu ištraukiama nuo linijos. Pažiūrėkime, kas su ja vyksta toliau. Viela surenkama iš visų separatorių ir paduodama į valymo liniją. Pirmas etapas yra smulkinimas. Per dideli elementai grįžta atgal į procesą. Tada naudojant magnetinius, pneumatinius ir vibruojančius separatorius pašalinami nešvarumai. Taip paruoštą medžiagą galima perduoti į lydyklas ir liejyklas, kur bus naudojama kaip žaliava lydymui. Grįžtame prie granulių. Susmulkintos pradinio apdorojimo malūne jos patenka į zigzag separatorių, kur pašalinami smulkesni už gumą nešvarumai, pavyzdžiui, akmenys, plieniniai varžtai, žalvaris. Toliau granulės galima perduoti į galutinio granuliavimo liniją, kurią sudaro 3 granuliatoriai. Pirmame 15–20 mm frakcijos granulės susmulkinamos į 4–8 mm frakciją. Pneumatiniu būdu granulės paduodamos į separatorių, kuriame atskiriamos tekstilinės medžiagos, kurios yra padangos sudedamoji dalis. Jos patenka į dulkių šalinimo įrenginį, esantį už gamyklos ribų. Dulkių šalinimo įrenginio našumas yra 165 000 kubinių metrų per valandą. Dar smulkesnės granulės gaminamos naudojant 2 lygiagrečius galinius granuliatorius. Čia formuojamos nuo 1 iki 6 mm frakcijos granulės. Dabar mūsų laukia paskutiniai gamybos etapai. Granuliatoriuje suformuota medžiaga paduodama į grūdų separatorių. Suformuotos granulės papildomai išvalomos iš mineralinės frakcijos ir tekstilinio kordo likučių. Iš čia granulės gali patekti į gumos miltelių gamybos liniją, kur sumalamos valcavimo mašina. Galiausiai visi produktai patenka į pakavimo stotį. Tada produktai perduodami į sandėlį, iš kur pristatomi klientams visoje Lenkijoje. Per metus Recycle grupės gamyklose Helme, Krosno-Odžanske ir Šreme perdirbama daugiau nei 100 000 tonų padangų.